Nebuvo labai stiprus, bet matėte, kamuolys praradėjo Verbickui tarp kojų ir praktiškai esu įsitikinęs, kad Arpadas Tordajus tikrai nematė smūgio pradžios ir tai be abejo labai smarkiai apsunkina galimybės šiam vartų sargui. Ir įvartis krenta. Teisėjo vėliavėlė lieka nuleista ir pirmų bandymų nepavyko, antruoju kamuolys vartų tinkle ir Panevėžys priekyje 1-0 9 minutę. Na, štai taip, vieną kartą Vaičekauskas atleido varžovams, antrąjį kartą Žalgiris nepasimoko, vėl įsileidžia jaunąjį Panevėžietį į savo baudos aikštelę ir šis jaunas Panevėžietis baudžia Žalgirio ekipą. Dar kartelį galime pastebėti šį įvartį. Čia Žuelis Bopesu atrodo šiek tiek suvėlavo, bandydamas į nuošalę įstumti Vaičekauską. Bandė gudrauti Žuelis Bopesu ir šį kartą gudrybės atsisuko prieš jį. Labai techniškai artimą į vartų kampą pasiuntė kamuolį Vaičekauskas. Galima sakyti, šį vartų kampą kaip ir yra atsakingas vartų sargas, bet... Bėgo ir kol kas Panevėžys priekyje 1-0, o čia dar vienas svečių komandos šansas, veiksmas baudos aikštelėje ir baudinys. Net nesudvėjojęs Robertas Šmitas rodo įžymą, labai geras ten berods Benšaibo reidas po puikaus epizodo. Prie savo vartų dabar dar geresnį sukuria ir prie varžovų. Štai čia kontaktas. Benšaibas krenta baudos aikštelėje ir kyštelėjo koja Miroslavas Mazuras. Ukrainiečio bandymas. Radunovičio smūgis ir puikiai išpildo baudinį 28 puolėjas. Pirmasis jo įvartis atstovaujant Panevėžiui ir 18 minutė. Vilniaus Žalgiris atsilieka namuose 0-2. Kalbėjo prieš rungtynes Vladimiras Čeburinas apie motivaciją ir tikrai, bent jau man tai yra tikrai labai netikėtas rezultatas. Tikrai niekaip nebūčiau spėjęs, jog Panevėžiečių rungtynių pradžioje pirmaus rezultatu 2-0. Tiesą sakant, nepasakyčiau, jog Žalgirį žaidžia labai blogai, keletas klaidelių ir Panevėžiečiai puikiai jas išnaudojo. Veikiausiai, kad ir toliau matysime Vilniaus Žalgirį žaidžiantį su kamuoliu. Paulius Golubickas baudos aikštelėje, baudinys į kitą pusę. Štai taip. Markas Beneta griauna Paulių Golubicką, 20 minutė ir rezultatas vėl gali pasikeisti. Beneta atrodo apsisprendęs, kokios spalvos kortelę rodyti, visgi geltono kortelė, dar kartelį šio epizodo pakartojimas. Na, čia tikrai jokių klausimų. Nesužaidė Markas Beneta į kamuolį, štai taip jisai įsirėžė į Paulių Golubicką, kuris buvo dideliam greitį ir, na, akivaizdu, kad 11 metrų baudinys tikrai paskirtas teisingai. Pasiseks rezultatyviausiam šio sezono futbolininkui smūgiuoti nuo 11 metrų žymos. Liviontalis, po skersiniu į vartų kampą guldo kamuolį rumūnas, numeris 19. Tai jo įvartis čia ir Žalgiris mažina deficitą. Na, tiesiog įspūdingas šio futbolininko pasitikėjimas. Jeigu kamuolys būtų skriejęs šiek tiek žemiau, Vytautas Černiauskas greičiausiai būtų įlietęs, bet kai taip yra smūgiuojama, na, čia šansų jokių vartų sargui. Na, čia gali prieš smūgį pasakyti Vytautui Černiauskui, kur bus tas smūgis atliekamas ir tai, kažin. Ar buvo komandos draugai? Paulius Golubickas įsibėgėja su kamuoliu į baudos aikštelę. Čia galimybė mušti įvartį ir tą daro Nikola Petkovičius. Rezultatas lygus 2-2, sužaidus lygiai valandą šiose rungtynėse. Panevėžys išbarsto dviejų įvarčių pranašumą, kurį susikrovė gana anksti šiose rungtynėse. O Paulius Golubickas pagal rezultatyvius perdavimus pasiveja Žuelį Bopesu. Nesublizgėjo šiame epizode tiek Kasparas Dubra, tiek ir Markas Beneta. Būtent tarp šių dviejų gynėjų leido prisijimti kamuolį Nikola Petkovičiui. Atsakingi tokiuose zonose būtent gynėjai yra, jog puolėjai negautų kamuolių, to padaryti nepavyko ir, na, viską gražiai čia žinoma padarė Nikola Petkovičius, puikiai realizavo savo galimybę. Na ir dabar po 11 rezultatų. Ataka, Vaičekauskas. Mazanis pažemė į baudos aikštelę, Karašimo liečia kamuolį ir dublis. Domantas Vaičekauskas. Dar vienas jo įvartis ir Panevėžys susigrąžina pranašumą 3-2 LFF stadione.
Tiesą sakant, nežinau, Robertas Mazanis būtent ten norėjo atlikti šį perdavimą, bet tai yra visiškai nesvarbu, nes kamuolys tiesiog idealiai kaip ant lėkštutės nusileido Domantui Vaičekauskui ir šis jaunas vyrukas, na taip, ten buvo be abejo jo Šikarašimus. Šioks toks kamuolio lėtimas, na bet kuriuo atveju Domantas Vaičekauskas šiandien tiesiog spindi Lietuvos futbolo federacijos stadione. Taip, kalbėjome apie tai, kad žaidžia kietai, apie Į savo kontrolę ir štai tokia Panevėžio kontrataka, kuri pasibaigė trečioji šios ekipos įvarčiu. Pasižiūrėkime, kuo baigsis šis epizodas. Benšaibas ieško perdavimo ir 4-2! Pavle Radunovičius. Triumfuoja Steinas Brevenas, buvo netgi įbėgęs į aikštę ir, na, tokie du smūgiai staigus Vilniaus Žalgiriui yra dalykas, kurį šiame sezone matome labai retai. 4 įvarčius praleidžia Vilniaus Žalgiris, Radunovičius įvartis ir geltona kortelė už tai, kad marškinėliai skriejo šalin.